seminarijoje rinkosi tikėjimas ir šviesa. Krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės turintys proto negalią, jų tėvai ir savanoriai, dažniausiai jaunimas. Šviesos šventę pradėjo dėkodami Dievui ir švęsdami Eucharistiją. Džiaugiasi jūsų šventė ir man pasakė tik vieną dalyką, aš sakau, ką reikia perduoti. Jis sako, vilties. Gyvenkite viltimi kasdienybėje. Ne viltį iš eilamo, kad nors būsiu, bet kasdien, su visais sunkumais, su kančiomis, su džiaugsmais gyventi viltimi. Oficialiai mūsų atsiradimo data yra 1971 metais per Šventas Velykas Lurde. Ir istorija yra tokia, kad buvo šeima, auginanti 2 vaikus su gana sunkia proto negale, kurie tiesiog norėjo nukeliauti su vaikais į Lurdą. Ir jų nepriėmė jų parapijos piligriminė kelionė, vyskupijos piligriminė kelionė, būtent su vaikais kartu nukeliauti jie negalėjo į Lurdą. Nes sako, jūsų vaikai vis tiek nieko nesupranta, nieko iš to nebus. Tada jie pabandė patys nuvažiuoti į Lurdą, tačiau Lurde esančių viešbučių savininkai ir visi kiti irgi, jie nenorėjo jų priimti, o jeigu priėmė, tai valgyti, sakydavo, jūs geriau tegu valgo savo kambariuose, o neina į bendrą restoraną. Ir kažkaip ta šeima jautėsi atstumta nuo visų, nesijautė labai gerai priimta. Ta šeima kreipėsi pagalbos, tiesiog patarimo, paguodos. Žanas Vandie ir Marija Elen Matjo sugalvojo tokį principą, kad tokį piligrimystę tarsi manifestacija, kad žmogus su proto negalia yra vertingas, irgi gali važiuoti į Lurdą ir piligrimiauti, suorganizuoti ne tik jų šeimai, bet daugeliu šeimų, surasti daugiau norinčių šeimų vykti į Lurdą, kad tai būtų ne vienos šeimos kelionė, kadangi vykti su žmogumi su negale, gana sunkia negale, vieniems tėvams kartais būna sunku, jie sugalvojo, jog reikia pasikviesti savanorius draugus, kad tai nebūtų kažkas tokio irgi nepažįstamų žmonių grupelė, tai jie metus gal truputėlį daugiau, mažose grupelėse po 30 žmonių ruošėsi tai piligrimystei, susipažindavo, kas mėnesį susitikdavo su norinčiais keliauti į tą Lurdą. Jie pabendradavo, kad būtų susipažinę tiesiog, kad vyktų kaip pažįstami šiek tiek žmonės. Ir 71 metais jie per Velykas nukeliavo į Lurdą. Buvo maždaug, aš dabar tiksliai neatsiminsiu skaičiaus, bet apie 10 000 iš viso žmonių iš maždaug 15 vakarų Europos šalių. Tai buvo jau didelė piligrimystė, tokia gavosi suorganizuoti. Ir iš pradžių, kaip pasakoja Lurdo, buvo sutelktos visos įmanomos policijos pajėgos, daug kas bijojo, kas čia bus, kaip čia tie neįgalieji bepročiai viską išvartys. Bet įvyko toksai, galima sakyti, stebuklas, kad iš tiesų viskas įvyko labai džiaugsmingai. Prasiveržė Aleliuja didįjį penktadienį ir buvo labai linksma šventė. Ir paskui tie žmonės, tai buvo suplanuota kaip vienkartinė akcija. Bet tos mažos grupelės, jos nebenorėjo skirstytis. Maždaug 30 žmonių grupelės nebenorėjo skirstytis. Jie sakė tiek Žanui Vandie, tiek Marija Elen Matjo, mes nenorim skirstytis, darykim kažką toliau. Ir kaip
Marija Elen Matijo sako, kad tai gavosi tikėjimas ir šviesa, mes jos jau nekūrėm, bet tiesiog atsirado kaip dovana iš Dievo, iš mergelės Marijos. Taip, Lurde mes ją gavom kaip dovaną. Eminencija, esat tas, kuris lydi tą bendruomenę nuo pat pradžių. Truputį apie ištakas ir kodėl nepaliekat šitiek metų šios bendruomenės. Man ta bendruomenė labai brangi, o ištakos labai paprastos. Kai aš būdamas Romoje dar, ten kūrės pirmoji Arko bendruomenė, aš dalyvavau su savo jaunimo grupė padėjimui, susipažinau su tais visais. Tai man buvo ta mintis, kaip padėti tiems neįgalėsiams sutrikdų pobūdį. O čia atvažiavus, pirmais metais gyvenau prie Mikalojos bažnyčioje, vienam kambarėlį. Ten susirinkdavo mažą grupelę tų neįgalių vaikų ar ką, bet klebonai visi bijodavo ir prie komunijos ar ką. Aš žiūrėjau, reikia nors pakeisti ir pravažiavo pro Lietuvą tada Žanas Vanė. Ir mes įsikalbėjom, pasakiau, kokie čia padėtį matau. Tai jis man sako, tu turi pradėti ką nors daryti. Aš sakau, ta pirma maža grupelė, kur buvo susispėtus prie Mikalojos bažnyčios, aš ją parašau pirmus vaikelius be pirmos komunijos ir jo, kurie jau amžinybėj nukeliavę, nes sveiki buvo. Ir taip prasidėjo mūsų draugystė ir pamažu, tai aš jų nepaleidau. Ir jie manęs nepaleido. Eminencija, bet gali ir dabar būti tų baimių, ar ne? Tai mes turim bijoti parapijoje tokių žmonių. Bet parapijos yra daug tokių žmonių, bet dar lieka Lietuvoje tokia padėtis, kad daug kas turi tokį vaiką, tai slepia jį. Jokias iš jo mokyklai nepriims normaliau nėra. Tai reikėtų, kad kiekviena parapija būtų atvira ir žmonėms pristatytų bendruomenės ar ką. Aš bandžiau tą padaryti, kai būdavo kasmetiniai susirinkimai, važiuoju po įvairias vyskupijas ir padrasinu žmonėms kalbu, ne tik bendruomenės, bet žmonėms, žiūrėkit. Jie irgi yra Dievo mylimi, tokie yra su savo negalimus dalykai, Dievas juos myli ir mes turim irgi taip pat juos priimti ir duoti jiems galimybės augti. Bet man yra prie širdies, sakau, aš juos myliu, jie mane myli, tas svarbiausia. Aš labiau jaučiu jų meilę tų visų vaikų, tai prisirišę yra. Nors juos matau tik tai kelius sykius į metus, bet tai ir vis tiek. Toks ryšys, kur tikrai yra gražus ir man geras. Šiuo metu pasaulyje yra maždaug 80 šalių tikėjimas ir šviesa, gal 1500 bendruomenių ir maždaug po 20 metų Žanas Vanė tada dar irgi važinėdavo su konferencijom, pasakodamas apie iš tiesų daugiau pasakodamas apie žmogaus su proto negalia vertę. Ir dabar aš net nežinau tiksliai kaip, bet jisai iš tiesų pats norėjo atvažiuoti į tas buvusias sovietinės šalis, kad ir jose būtų ta žinia apie kiekvieno žmogaus vertę. Ir 91 metais jisai atvažiavo pirmą kartą į Lietuvą, suradęs kontaktų žmonių, norinčių kažką tokio pradėti. Buvo nedidelė konferencija ir iš tos grupelės žmonių, tai buvo ir tėvai, keletas tėvų turinčių vaikų su proto negalia ir šiaip jaunimas, kurie norėjo kažką daryti, susikūrė bendruomenę po truputėlį, visi norėjo tai įkurti ir Vynmedžio bendruomenė, nes kiekviena bendruomenė turi savo tokį pavadinimėlį, yra ta bendruomenė, kur yra pati pirmoji susikūrusi ir taip po truputėlį, paskui po metų atsirado ir Kaune žmonių norinčių, kad irgi būtų kažkas. Ir taip po truputėlį pradėjo plisti ir Lietuvoje. Dabar Lietuvoje yra maždaug 9 bendruomenės, kurios jau tokios daugiau mažiau stabilios ir 2 bendruomenės besikūrenčios, kur yra viena šeima ar ten keletas draugų, kur dar nėra tos pilnos struktūros kaip bendruomenė. Bendruomenė išlaikė tą pačią maždaug 30 žmonių struktūrą. Jeigu yra šiek tiek jau daugiau žmonių, tada nebėra to artimo bendravimo ir draugystės.
nuoširdžiai papasako, ką tau reiškia draugystė su Audriuku. Iš tikrųjų, juk mes visi turime draugus ir norim juos turėti, o šiems žmonėms yra šiek tiek sunkiau juos susirasti. Taigi tam ir esame mes, kad būtume tiesiog draugais, būtume šalia lygiai taip pat kaip ir visi kiti draugai, kartu susitinkame. Kartą per mėnesį būna šventės, per kurias susitinkame, būname kartu, švenčiame, meldžiamės, žaidžiame žaidimus, kas pastebėjau tikrai yra labai svarbu draugams. Būti kartu tiesiog ir jie patys labai daug duoda iš savęs. Jų šypsenos, ane, Audriuk? Dabar nesišypsi. Tai manau, kad ir tai yra tikrai labai svarbu ir tas savanoriškas darbas virsta draugystės su šiais žmonėmis. Toks nelabai palankus mūsų žiūrovas sakytų, tai gal tu neturi šiaip draugų ir ieškai draugų tokių. Iš tikrųjų galima pagalvoti ir taip, bet manau visi draugai, kurie esame bendruomenėje, tikrai turime savo ir kitą gyvenimą be bendruomenės. Tačiau skirti laiko šiai bendruomenei, sakyčiau, tikras malonumas ir manau, kad nesame asocialūs patys. Tiesiog tai yra patirtis, kuris suteikia labai daug džiaugsmo. Išskirtinis Audriuko bruožas, jog jis visais apsikabina ir visus pabučiuoja, nesvarbu, ar tas žmogus yra jam pažįstamas ar nepažįstamas, tada pirmas pribėgs, apkabins ir pabučiuos. Tai toks yra Audriukas. Ateik, tai apsikabink. Mane apkabinai. Oi, šaunuolė tu. Gerai, tai jau tas bruožas aiškus, jau matau, kad jis tokį bruožą turi. O kokia Agnė yra gera draugė? Gera draugė yra Agnė. Gera. O dar Agnė. O būna kažkokių sunkių dalykų draugystėje šitoj? Be abejo, kadangi tai reikalauja kantrybės, ne visada yra lengva prieiti, pasikalbėti. Vieni bičiuliai būna uždaresni, kiti atviresni. Taigi reikia, sakyčiau, tokio pagrindinio dalyko kantrybės ir supratimo, tiesiog palaukti, kol tas ryšys užsimegs, neskatinti, bet tiesiog būti šalia ir palaukti. Audriukas yra labai šiltas, visada besišypsantis ir švelnus kaip meškiukas. Tikrai, kai jį apsikabini, tai atrodo, kad didelį meškiną švelnų apsikabinai. O ką pasakytum tam žmogui, kuris bijotų prieiti prie Audriuko? Pasakyčiau labai paprastai, nebijok. Nebijok, nes drąsos reikia pirmam žingsniui, o visus kitus žingsnius bičiulis pats padaro. Iš tiesų, tai reikia nenusukti žvilgsnio, pagauti šypseną ir kartais netgi pats bičiulis pirmas prie tavęs prieis. Jeigu pamatys, kad tu jį nebijai pažiūrėti ir nusišypsoti. Bet čia yra tavo savanorystė, ar ne? Juk čia nėra visas tavo gyvenimas. Ir kai tu būni kitame, sakykime, kitame gyvenime, ar ne, savo draugų gyvenime, netrodo tavo draugams keistai tokia draugystė? Reikia šnekėtis apie tą draugystę iš tiesų, nes iš pirmo žvilgsnio tai žmonės dažnai nesupranta bičiulių ir nesupranta, ką galima su jais veikti, kaip su jais bendrauti, dažnai bijo ir taip, reikia labai daug aiškinimo. Mano pačios artimiesiems ir, sunkiai suprantama, kaip man ten linksma gali būti. Juk tiek daug kančios, tiek daug skausmo patiria tos šeimos auginančios žmonės su proto negalia.
Bet toks tik pirmas įspūdis ir jis klaidingas yra. Reikia ateiti, pamatyti, pačiam pabendrauti ir tada supranti, kad jie netgi daugiau džiaugsmo turi, nes moka mažais dalykais džiaugtis, paprastais labai. Žanas Vanė, kuris įkūrė šią bendruomenę, tikėjimo šviesos bendruomenę, apsiribojo vien tik žmonėmis, kurie turi proto negalią. Ir tai yra žmonės, kurie nuo gimimo atsineša šitokį, galim sakyti, ribotumą, protinį ribotumą. Tai gali būti su Dauno sindromu, paralyžius ir taip pat gimdymo įvairios traumos, kurios pažeidžia žmogaus protinį vystymąsi. Ir tokie žmonės, jie auga ir bręsta lėčiau ir su tam tikrais, kaip minėjau, ribotumais. O žmonės su psichinė negalia tai yra tie, kurie jau gyvenimo kelyje patyrė tam tikras protinės traumas arba susirgo psichinė liga. Ir iš ties, žinoma, ir vieniems ir kitiems reikalinga žmogaus artuma ir Dievo artuma, tačiau buvo apsiribota vien tik su proto negalią turinčiai žmonėmis, padėti jiems integruotis į visuomenę, padėti jiems atskleisti jų gabumus ir taip pat padėti jiems eiti tikėjimo keliu. Kapeliono vaidmuo šitoj bendruomeniai. Būtent ir yra tas dvasinis palydėjimas. Kapelionas, kunigas, jis nėra bendruomenės vadovas. Dažnai mes esame įpratę, kad kunigai parapijose ir kitur užimtų kažkokias vadovaujančias pareigas tikinčiųjų bendruomenėse. Tikėjimo šviesoje to nėra. Tikėjimo šviesos kapelionas yra vienas iš bendruomenės narių, kuris ateina tam, kad padėtų tiek tėvams, tiek žmonėms su proto negalia ir taip pat draugams augti tikėjime, bręsti tikėjime, kad jie išliktų bažnyčioje ir su bažnyčia, kad tai nesusikurtų kažkoks kitas dvasingumas, kuris būtų nekrikščioniškas, nekatalikiškas. Taigi kunigas yra tam, kad padėtų pažinti tikėjimo tiesas, ypatingai žmonėms, kurie, kaip minėjau, turi tam tikrą protinį ribotumą ir atskleisti jiems, kas yra Dievas, kas yra švenčiausias sakramentas, kas yra nuodėmė, kaip atliekama išpažintis. Ir žinoma, žmonės yra labai įvairūs. Vienas galbūt gali įvardinti savo trūkumus, nuodėmes, klaidas, kitam tai yra sunkiau. Kapeliono irgi yra pareiga padėti žmogui atsiskleisti, atsiverti tiek, kiek jis gali. Ir čia irgi yra svarbus kapeliono irgi toks kantrumas, atvirumas, sugebėjimas įsiklausyti. Ne tiek, kad kažką ten daug kalbėti, aiškinti, bet tiesiog būti ir klausyti. Proto negalią turintis žmogus, koks jis yra tikėjimo bendruomenė? Aš asmeniškai galiu paliudyti, kad atėjęs pradžioje pirmą kartą, tai buvo prieš 12 metų, buvo lyg ir nejauku ir toks iššūkis, kaip man pavyks, ką aš čia turėsiu daryti, kaip man bendrauti su jais. Bet pamačiau, kad iš ties nieko nereik daryti, reik būti ir tame buvime aš pats gaunu. Nes žmonės su proto negalia, jie yra atviri žmonės. Jie nesistengia sublizgėti kito ir savo akise. Jie yra tokie, kokie yra. Mes taip vadinami sveikėjai dažniausiai susikūrėme tam tikrą įvaizdį, kurį turime žūtbūt išlaikyti, išsaugoti, parodyti, atskleisti. Ir ten bebūdamas aš patyriau, kad tikrai neturiu verstis per galvą. Turiu tiesiog būti tuo, kuo esu. Kaip sako, jo nebūtų, tai nežinau, kaip ten būtų. Yra pats mylimiausias. Dabar mūsiškis vyresnysis yra emigravęs. Ką mes turim savo džiaugsmą tik. Jeigu jo nebūtų, tiesiog nežinau. Nes čia yra mūsų šviesa ir mūsų gyvenimas, kaip ir sakė, yra gyvenimas, tiesa ir meilė. Tas, kad dabar visai gyventi tik tai dviese, tai aš nežinau, ar būtų mums paprasta, nes mes tikrai esam labai įpratę rūpintis Paulium. Ir nežinau, dabar tik tai būti su vyru ir ten mum abiem tokiem laisviem, eiti kur norim, daryti kur norim,
nežinau, ar mes tą mokėtumėm, nes visada Paulius yra su mumis ir mes kažkaip bandom savo laisvalaikį organizuoti taip, kad ir Pauliui ten būtų vietos. Ir mes visiškai, pavyzdžiui, negalvojam, gal mes kartais per daug drastiškai pasielgiam, bet mes negalvojam, kaip reaguos aplinka į tai, kad mes ateiname į nepažįstamą aplinką su Paulium. Bet kai ta aplinka įvertina ir pamato, kad jisai iš tikrųjų yra mylimas ir jį kažkaip labai priima tą aplinką. Mums tokių klausimų nekyla. Ar jį kažkur palikti, ar jį imtis kartu. Mes visada esame visi 3 kartu. Vieną kartą buvo nepavykę. Mes parizikavom, palikom. Paulius, šiaip tai jisai nebūna vienas namuose, jam reikalinga yra nuolatinė priežiūra. Tai mes vieną kartą surizikavom, bet Paulius labai šauniai pabuvo iš tikrųjų. O tokia bendruomenė, ką šeimai duoda? Iš tikrųjų tai viską. Ir aš kaip matau, man taip nuostabu yra, kad bendruomenė yra jauni žmonės, draugai, kurie iš tikrųjų eina į bendrystę su žmogumi šito, su negalia. Ir aš matau, kaip jie labai daug gauna šitie žmonės. Kai kuriuom mamom kartais kyla toksai klausimas, ką jūs čia jauni, sveiki būdami, ko jūs čia pas mus einat, vienu žodžiu, kad jūs aukojat savo laisvalaikį, savo gyvenimą, bet iš tikrųjų aš kaip matau, kaip šitie jauni žmonės, būdami prie žmogaus, kuris turi proto negalią, kaip jie ir patys auga ir kaip jie patys daug labai šito žmogaus gauna. Mes tikriausiai atrodom labai nelaimingi ir mes turime eiti pasibarstę pelenais galvą ir sakyti, Dieve, kokia aš kalta ir tu čia man dabar už didžiulės nuodėmės davei tokį vaiką, bet iš tikrųjų taip nėra. Taip nėra, mes iš tikrųjų, aš nežinau, netradiciškai tikriausiai mastom, bet mes esam, bent jau aš ir už vyrą kalbu, mes tikrai esam labai laimingi. Dėl neįgaliųjų jau atrodo nemažai daroma, tačiau šios bendruomenės vaidmuo vis tiek išlieka unikalus. Tikėjimas ir šviesa yra ta erdvė, kur žmogus turintis negalią iš tiesų įgyja draugų. Šeima išeina iš visuomenės izoliacijos ir visų jų gyvenimas po truputėlį keičiasi.